burtininkė ryjanti paukštė. Tai šiaip serija eskizų ir piešinių, ir istorijų gimė 94 metais. Ir skinant braškės Anglijoje ir, sakykime, kaip jaunas studentas, menininkas, buvo tokia oficiali galimybė išvažiuoti ir padirbėti. Bet toks buvo kaip sakau, išbandymas savęs ir toks tuo metu buvau savo pažadėjęs, jokių čia užmiršti, kad esi menininkas. Darbas arba, vadinkim, vergovė yra vergovė, bet tikslas yra pasiekti rezultatą rudens pradžioj finansinį. Tai buvo toksai, sakykime, savęs uždarimas būtent į tokį darbinę situaciją, bet vis tiek nenorint mintise pradėjo kirbėti kažkokios mintis, kažką norėjau užsirašyti, nusipiešti ir ten tokia radau labai gražią. Dabar jau ir čia mes turim, tada tuo metu atrodė labai graži eskizų knygutė juodais viršeliais ir nusipirkęs mažą markeriuką, vagonėlėje gulėdamas ant žemės tenai paišydavau, įrašydavau tokias mikroistorijas ir mikropiešinius, kurie, sakykime, daugiau buvo toks pasąmoninis srautas, nes jas nėra ten. Nors pačią knygutę dėliau, tarsi jinai būtų baigtinis darbas nuo įvado pradžios ir buvo tas labai sudėtinga, nes iškart turi ir piešinį kurti, ir galvot, kas bus sekantis puslapis, ir dar istoriją norėdavau prikurti. Tai sakykime, tokia buvo saviprovokacija, save išspausti ir iššauti kažkokias keistas mintis. Tai burtininkė ryjanti paukštė yra vienas iš tos serijos kūrinių, kuris atsiranda greta šiuo metu Mo muziejuje esančių Raitelis nukandė žirgui galvą, mergaitė durianti karvė į akis, tokie ultra dešinieji paveikslai, kur, sakytume, atsakymo lyg ir nėra, kas šiame siužete vyksta. Ir galbūt tai ir buvo mano laisvė ir toks, sakykime, kelionė ta kūrybiškoji. Vėliau, netaip prieš keletą metų teko su psichoanalitiku bendrauti, kuris sako, oi, kaip įdomu skaityti tavo paveikslus ir kaip gerai, kad tu tų teorijų nežinodamas juos tapėjai. Tai gavosi, kad išsipasakoji daugiau, negu galbūt norėjęs pasakoti. Šiame siužete burtininkė, tai vėlgi pasirinkus paukštį kaip paukščio motyvą, aš ir kitose paveiksluose naudodavau ir naudoju tarsi sukelt triukšmui. Vis tiek tapybos kūrinys yra toks tarsi tylus objektas, dvimatis, ir paukštis man įprasmindavo tokį tapybinį triukšmą, liktai, kaip sakau, nuo klikiančio žuvėdros ar ten kažkokios varnos rankančios iki kažkokio minkštai čiulbančio paukščio, bet, sakykime, tokie įgarsinimai mano vidiniai. Nežinau, gal žiūrovas kitaip mato. Ir, sakykime, jos ta agresija prieš vieną iš tų pasirinktų paukščių yra dvigubas triukšmas turbūt. Ir jos, ir jo motyvas pasirinktas tarsi vaikystės toks kaimo peizažas, kalvos tokios ir suoliukas jos rankose yra mano močiutės turėtas suoliukas, su kuriuo jinai eidavo melžti karves, ir daug kas tokius suoliukus atsimena, kurį į medinį sėdimą dalį įsmeigtos yra 3 arba 4 kuoliukai. Tai sakyčiau, net nežinau, kodėl aš sugretinu, sakykime, tą atsiminimą suoliuką iš savo vaikystės kaimo su tuo triukšmu ir su to tokiu nerimu transliuojamu, bet, kaip aš sakiau, tai buvo tokie, vėlgi turime grįžti į tą, kaip sakiau, jauno menininko laikotarpį, kuris dar tyrinėja aplinką ir galvoja, kur jam judėti, ką daryti. Vėlgi, kaip sakau, vyksta tas uždarbiavimas ir tas darbas fermoje, ir tas grįžimas vėl į Lietuvą ir savo ateities matymas, matyti, jisai sukuria tam tikrą vidinį stresą ir kuris turbūt ir matomas tokiam siužete. Bet kad ne viskas būtų tik tai apie 94
2004 metus, šitas darbas buvo sukurtas šiais metais. Ir šiek tiek tai yra, kaip sakau, kelionė laike, kada imi savo pusės amžiaus senumo istoriją, atmintį, patirtį ir bandai vėl prie jos prisiliesti jau visai kitoje savo brandos situacijoje, kaip, sakykime, net pats save papasakoti iš naujo, kaip aš sakau, žodžiai tavo, bet ar tu esi tas pats žmogus, ar kiek turi teisės interpretuoti tą jauną žmogų, kaip tu turi jį papasakot, bet va čia yra iškilę klausimai, galbūt ir sprendžiami šitam paveiksle, kada jau aš kai girdžiu, kai mano žmona Indra pasakoja apie mane istorijas, dažnai aš ją koreguoju, sakau, tai niekada jos atsiminimų neskaitykit, nes viskas bus iškraipyta. Neiškraipyta, bet kitaip papasakota. Tai jau pats save pasakodamas jau kitaip papasakoji. Ir su visai, nes pasakoju istoriją žiūrėdamas atgal. Tuo metu kažkokia buvo, sakau, jisai sprogo ta idėja ir tas kūrinys iš to buvimo tame momente. Tai va, čia tokie skirtingi gal požiūriai į patį kūrinį. Tai, bet šiai dienai toks turbūt iš šios parodos vienas iš vėliausių kūrinių pavasarinis, kuris leidžia pažvelgti viską vėl iš naujo.